Labas vakaras, draugai. Mano pagalbinis išgirda, kai jau dabar jį siekisais. Ateini pasisveikyti su žiūrovais. Ar tai tavi rašė, kad tavęs pasilga jau? Taigi, labas draugai, labas sėkėjai. Sveikinkis, tik iloju visą laiką. Jau žiūriu, pasigėdot žinutės, rašot, kur dingęs ir panašiai. Taigi sakau, padarysim, ką veikiam dabar, ką planuojam, ką dirbsim ir kaip dirbsim. Taigi visus artėjančiam šventėm, gerų kalėdų, gerų naujųjų, jeigu nepadarysiu iki naujų video. Turtingų kalėdų ar naujų, reikia sakyti. Žodžiu, gerų švenčių visiems. Ką? Dalis žinot, kas čia, dalis nežinot. Pabandysiu papasakot, ką įsigijau, kodėl video nebuvo, nes nebuvo ką rodyti iš tikrųjų. Nieko nedariau, taupau finansus katiliniai. Katilinė pasirodo ne tokia pigi, kaip gal galvojau. Jeigu nori kažką normalesnio, aišku, kiti sakys, kad čia tau normalaus. Bet man, kaip paprastam žmogui, kuris atėjęs iš kaimo ir gėręs vandenį iš šulinio, su kibiru pasisėmęs ir puodelį iš kibiro, tai man čia kažkas tokius dalykus pirktis, apie kuriuos gyvenime gal nebūčiau pagalvojęs, kad man jie bus reikalingi. Taigi, kaip jau supratot, katiliniais renginiais. Taigi, taupiau pinigus biškį ir parodysiu savo pirkinius. Man tai čia, pinigai. Kiti sakys, kokie čia pinigai, bet nebe to žmonės. Šitas vandens siurblys iš šulinio. Kas, jeigu esat santechnikai ar kaip ten šulinis, tai gal pasakysit, ar buvo verta tokį pirkti už tokią kainą ar nebuvo. Susistabdykit, parašykit komentarą, kas išmanot. Už jį sumokėjau 400, už jį norėjau 500, tai šiaip net taip dėrybom pavyko suvesti už 400 šitą nupirkau. Šitas į komplektaciją neįėjo, čia nusipirkau pats 32, kadangi pas mane vamzdis atves 32. Tai šitą pats nusipirkau. Įpirkau šitą iš depo, šitą iš kam reiks, galėsiu kontaktus pasakyti, Vaidoto gatvėje Šiauliuose pirkau. Malačius toks pardavėjas, einant kalbant vėrėsi. Tai va, šitas kainavo 400. Čia yra, šviečia, tas gulda. Kardai užstoja šviesą, va kaip gražiau. Šitas kainavo, čia yra vandens nukalkinimo aparatas. Čia jau detalės, instrukcija niekam tikus, subinę gali nusivalyti, kaip sakant, nes ten nieko neparodyta, bet čia niekai nereik, nes realiai matau nupiešta, kur padavims, kur išėjims ir čia kaip plaunasi pasiimti į lietaus vandenį ar kur jis įleisit. Ir čia jį užsipila druska, ten nedugna. Juoksitės, man tas aparatas didžiausia nuostabą nukėlė. Ta prasme, kaip ir sakiau pradžios video, kad aš
vandenį gėriau, pasisėmė su kibiru iš šulinį ir su puodeliu iš kibiro. Taip gerdavau. Bet dabar pasirodo reikia visokių nukalkinimo aparatų ir panašiai. Ar tai naudinga? Galbūt taip. Ar tai reikalinga? Kiekvienam palia save. Bet aš nusprendžiau jį užsidėti. Už šitą aparatą norėjo... baig, ar tai leis filmuoti. Už šitą aparatą norėjo 600, tai pavyko nusiderėti iki 5,50 plus davė dar maišą druskos. Bet jo, kaip jį nusipirkti? Aš nuvažiavau į tą parduotuvę ir jį norint nusipirkti, reikia atsivežti savo vandens tyrimus, kad jį galėtų ten kažkaip sureguliuoti ar kažką ten jam padaryti, nustatyti jį, kad jisai dirbtų, valytų tiek, kiek palei jūsų šulinį parametrus ten. Žodžiu, nelabai aš gaudus, tai bijau prišnekėti kažką. Bet žodžiu, prieš jį įsigijant, jums reikia nuvežti, padarys vandens tyrimus ir nuspręs, kokią jums reikia. Ir tada jūs renkatės pagal kainą. Šitas už jį norėjo 600, pavyko nudarėti 50 eurų. Buvo aišku ir pigesnis vienas, bet ten buvo atskiras toksai balionas kažkoks ir ta dėžė. Man kažkaip labiau norėjo šitą už jį. Nuo ir tarp šito skirtumas buvo apie 100 eurų. Berods, tai aš pasiėmiau šitą, kad būtų kompaktiškesnis ar kaip čia vadinamas. Tai va, tai žodžiu, šitas 400, šitas 5,50, čia šiandienos pirkiniai. Ir šitas Made in Italy. Dabar apie šitą papasakosiu, kolektorių. Nejaučiu, jisai vadinas. Kas ant technikai žiūrėsit, nesupykit. Ne taip kažką gal pasakysiu, ne pagal jūsų žargoną. Taigi, aš už jį sumokėjau 160 eurų. 165, man atrodo. Ir ką aš noriu pasakyti. Galvoju, labai mažai informacijos apie jų sujungimą ir panašiai, kaip jie turi būti. Ieškojau ten YouTube'ai ir panašiai, kaip visą laiką mano pradžiamokslis YouTube'e, taip aš visą namą palei YouTube'e pasistačiau. Viskas, žodžiu, mano su statymom susiję čia, viskas palei YouTube'e. Taigi, ieškojau, neradau informacijos, kaip kas į tam tikrus mano klausimus buvo toks pagrindinis. Pas mane yra 8 žiedai, ar kaip jie vadinasi, išvedžioti vamzdynai 8. Taigi, galvoju, kelių pirkti 8 ar daugiau, kadangi iš pradžios neradau informacijos ir per pažįstamus labai nesidomėjau, nusipirkau 9. Kodėl aš pirkau 9? Dėl to, kad pirkau 9, galvoju, 8 sujungsiu, 9 paliksiu nuorinimui, nes kai vietoj parduotuvėje buvau, mačiau kitur 8 ir pačiam vamzdelį nuorinimo yra, tarkim, tam gale nuorinimo. Bet iš tikrųjų padariau klaidą. Permokėjau gal 15 eurų, tas 8 ten kažkiek kainavo tas tiek. Ir nusipirkau 9, tai dabar dėsiu zaglūškės čia ir čia. Ir kur nuorinimui, tai turi gale stovėti. Kurias galas, tai tu gali ir čia dėti, man atrodo, ir ten gali dėti. Ta prasme, kaip jis tau pasistatys. Mano atveju, tai čia nuorintojai tam galia dėsis, jeigu neklystu. Nes jisai man versis taip dėsiu. O tam galia dėsiu padavimą ir išėjimą, ar atvirkščiai. Viskas darbo eigoje. Bet apie šitą tai labai informacijos mažai. Tai už šitą mokėjau berods 105 kažkur. Dėkim vidurkį taip nuo 160 iki 180 tam intervalę sumokėjau. Konkrečiai nepasakysiu, reikia čia žiūrėti. Arba į savo dedamą sąsiuvinį galėčiau pasižiūrėti, bet dabar jo neturiu, nes jis namuose. Tai dabar liko jį man ant sienos, aš jo negaliu dėti, turiu pirmą
susijungti viską. Nupalė mane santechnika, aišku, gal žvengs, bet aš pirmą susisukiausiu viską, kas jam priklauso iki pilnos komplektacijos. Čia padavimo vamzdžiai, tarkim, čia nuorintojai ar atvirkščiai. Nu ir tada pasistatysiu prie sienos, nusipirksiu spintą tą kolektorinę, pasistatysiu ir tada eisiu vamzdžius jungtis. Tai šitos apie 160, nuo 100 iki 108. Ir šitas dikatonis labai daug suvalgo, jisai man kainuoja, žiūrė, ne? Žinai, kad apie tave šneku. Jisai man kainuoja savaitai plius minus nuo 10 iki 20 eurų. Ne, nes taigi tu paprastą šunų maistą neįdė. Nes jeigu nuperki paprastą šunų maistą, tai visi namai kvepia, nes perdžia. Tai šitas daiktas gyvūnas labai daug kainuoja išlaikymą. Bet grožis atsiperka, a ne draugai. Kai norėjau užsisuglūdė. Toliau. Plytelės. Katiliniai, sakau, dėsiu gal laminatą, pigiausia dar, nors važiuoju laminats, ten pats prašiausias 8 eurai, 6 ir 7, ne. Nu ir, taip nesinori pirkti. Tu laminatą galvoju, vis dėlto skalbenkė bus tenais, ir džiovyklė, vis tiek. Ką nori, turi pirkti biškį geresnį laminatą. Geresnis laminatas ar parketlentės jau ten kainuoja 16 su akcija ir taigi, aš turiu dar klijų likusių, plytelių klijų. Tai man plytelių klijai dabar atkrenta, jie kadangi vis tiek stovi, tai aš nuvažiavau į depo už kvadratą 12 eurų už plytelės. Sumokėjau, tai čia man 7 kvadratai, nes po vieną neridė, plius minus 7 kvadratai, tai čia gavos 80, kiek čia gaunas, 84 eurai kažkur. Tai va, už plytelės 84 eurai. Toliau darbų planas, ne, tai dabar dar man trūksta rekuperatoriaus. Iki pilnos laimės nusipirkčiau rekuperatorių, būtų kaip ir katilinės pirkimas užbaigtas, tada reikėtų viską jungti. Nu ir labas vakaras, katilinė. Taip, apie tave, baig, nerzik manęs. Nu ir, žodžiu, einam ekraną šnekin. Nu ir tada pradėtumėm, susidėliotumėm viskas, kaip kas turi būt. Aišku, planas toks, pirmą kolektorinę su kolektoriaus spintą pasistatyti. Visų pirma, pradėkim iš nuo, susiklijuoju plyteles, tada dedu kolektorių su kolektorinė spinta, įsidenu, tada pasistatau oras vanduo, nukalkinimo aparatą, susistatau kas kaip turi būt, tada viršui rekuperatorius, susiskaičiuoju ir tada galim drąsiai vedžiotis. Santechnikai taip, jie paimtų iš karto tau po vieną, gali junginėti, ne, plius minus žinodami kur kas tau, nes jie dirb tą darbą. Kadangi aš nedirbu to darbą ir neįsivaizduoju visai, kaip ir su namo statybom neįsivaizduoju visai, kaip kas turi būti. Taigi privalėjau pirmą susipirkti visą šitą, visus šitos, kad galėčiau pradėti kažką daryti ir turėti bendrą vaizdą, kas kur kaip stovės ir kas kiek vietos užim. Tai čia kiti gali sakyti, čia reikia pasižiūrėti matmenis ir panašiai. Ne, man su matmenim aš geriau grinai nusipirkęs pasistatau šitą ir tada viską matau, kas kaip turi būti. Plytelę žadėjau pats klijuotis, bet kaip visą laiką man pagelbės Arnolds kaimynas. Jisai išklijuos man čia plyteles po kalėdų tikriausiai. Ir tada pradėsim darbus, jungtis kolektorius, dėti žiūrėtis, kaip kas gaunasi. Ir labai mažai YouTube informacijos apie tai. Čia tikriausiai kažkokia paslaptis didelė ar kažkas panašaus. O aš šitą paslaptį pasidalinsiu su jum, bandydamas ją išgliaudyti po biškį
ir visi kartu nuspręsim, ar mums tai pavyko ar ne. Manau, kad turėtų pavykti iki katilo pajungimo. Įsidva katilą. Bet paslaptis tame, kad mano kaimynas Mindaugas turi lygiai tokį pat katilą ir pas jį viskas sujungta ir puikiai aš galiu nuo jo pasižiūrėti ir susivedžioti vamzdžius taip pat. Tai va tiek, draugai. 16 minučių prabazarino, tik nežinau, ar jums tai bus naudinga informacija. Tai va, šitas gyvūnas visai nenaudingas, nemirkčiok čia. Jisai ėda, įloja. Jeigu prastesnį maistą paduosit, dar ir pripers visus namus. O ne? Gardai, ne, sakai? Nepatinka, kai apie jį šneki blogai. Tai va, draugai, apie kainas 5 pem, 400, ten dėkim vidurkį 170. Pradžiai tiek, taupysim pinigų ant rekuperatoriaus. Tai va tiek. Gerų švenčių visiems.